Sveiki atvykę į dar vieną pokalbį ir šiandien pas mus studijoje grupės Black Spikes gitaristas šiuo metu Jaga. Labą. Ir kalbėjom, kad parodysi, kaip groti vieną Black Spikes'ų gabalą. Kurį gabalą? Jausmus išrašyt iš mūsų paskutinio albumo pavadinimo Nil. Kokias man ten akordžiukus pagrot rodėjai? Jau spėjau pamiršt. Jau nepamenat. Ok. Kas čia eina? Jo. A? Aha. Ir pirmas Okay, buvo? jo, tiks. A? Pirmas buvo koksai? Jo, F. F. Pas jūs F bus. Pas tavi yra koksai derinimas? Le standartas. Aha. A žodžio, ne? Viskas. Viskas A. Koks čia derinimas gaunasi? A ir paskui eina, kaip normalioje gitarai. Mintinai niekad nežinau, buvau prisiminęs. Iš esmės eina A, D, ne? Tarsi A. turėčiau gitarą nuo A stygos, taip? Natomis neskaičiuoju. Ai. Supratau. Klausą girdžiu. A, viskas iš klausos. Nu tai gerai. Taip. A? Jo, tik tai pabandom biškį lėčiau. Ok. Gaunasi ritmas toks. 1, 2, 3 ir... O improvizuoji? Daug 5. Kartais, kada gerai jaučiuosi. O kaip šiandien? Kokiam džemui nusiteikęs? Kol kas įtampai. Įtampa, Nes okei. nenamuose. Čia yra tavo kurtas rifas, taip? Taip. Kaip pas tave atsiranda muzika? Nuo ko, sakai, kai net ir natas iš klausos viskas Ar kūryba vyksta iš klausos, ar kažkaip mastai, ką darai? Iš tikrųjų, yra labai įvairūs būdai ir priklauso nuo laiko, nuo turbūt kažkokios istorijos, būtent tuo pastaruoju metu. Pažiūrėjau, šitas kūrinys, kurį mes ką tik grojom, detalė joje. Jisai buvo sukurtas dalimis. Iš pradžių buvo parašytas rifas tiesiog iš džemo. Iš džemo sėdėjau prie kompo, rašiau demkę ir pročiagus, įvairias ritminės figūras sugrojau tokį dalyką. Ir tiek. Aišku, paskui reikėjo jį biškį sutalpinti į dalį ir šiek tiek pakoreguoti intervalus. Bet tai buvo pats pirmas rifas šitam gabalui sukurtas prieš 1,5 metų, gal daugiau, o gabalas buvo užbaigtas prieš mažiau negu pusmetį. Užtrunka šiek tiek. Jo. Pas te visada taip ilgai rašai, ar būna, kad per dieną gali susikurti viską? Būna per dieną. Plaunu indus ir kažkas galvoj sukasi. Pro galimai influences suveikia, inspirationas suveikia iš kolonėlės GBL stojančios šalia.
Ir klausydamas muzikos. Ir būna tiesiog prieinu prie fortepijono, pagroju kokią nors melodytę ir galų gale parinku funkcijas akordinės. Kažkaip pastaruoju metu mėgstu supaprastinti muziką ir pradedu, aišku, nuo melodijos. O paminėjai fortepijoną, žinai. Dažnai kuri ant fortepijono? Retai. Bet tai buvo vienas iš kūrinukų sukurtas. Aišku, dabar jisai demo formai, bet parašiau ir užbaigiau per 3 valandas. Tikriausiai. Apie 4 minutės eina visas. Bet pavyzdžiui, sukūrė ant fortepijono, paskui kėlė ant gitaros viską. Taip. Ir kaip tas procesas pas tai vyksta? Tiesiog tas pačias natas persikėli? Jo. Ar kažkaip permastai? Jeigu reikia, aš patranspausinu. Šiek tiek nukeliu į reikalingą man tonaciją. Dažniausiai, aišku, siekiu, kad būtų pagrindinė nata atvira. Tarkim, pas mus yra le. Tai būna, parašau pirmą dalį ir jinai tiesiog pasako, kaip turi būti toliau. Arba pradedu girdėti ritminės figūras, arba charakterį, priklausomai nuo turbūt aplinkybių tuo metu mane sekiančių ir jausmų. Nuo to pareina emocija. Arba tai yra agresyvi emocija, arba tai yra melancholiška emocija, arba liūdna. Ir taip pat atgimsta noras tiesiog įdėti būtent tą emociją iš to laiko į tą kūrinį. Bet va taip kalbė, žinai, apie emocinį tokį kūrimą. O būna, kad va, kokie nors va, komandos nariai, yra toks gabalas, čia parašiau žodžius, ne? Ir tau, pavyzdžiui, netokia nuotaika. Ir reikia kažkaip prisiderinti prie to kūrinio. Būna, bet dažniausiai... Kaip sprendė? Dažniausiai aš pradedu girdėti iš karto. Tarkim, mūsų gitaristas Mažvydas kartais atneša įdomias idėjas ir jam jos nepatinka labai. Bet aš iš karto pamatau kitaip. Aš pamatau ritminę figūrą. Kodėl vis aš įlendu į tą ritminę figūrą, nes aš kartais rašau gabalus būgnais iš pradžių. Žodžiu, groji ir būgnais? Aš groju būgnais ir programuoju taip pat. Aišku, demo versijom surašomi programuoti būgnai. Tai yra praktiška, labai patogu. Ir aš tiesiog tuo būdu jam parodau, kaip tai gali skambėti. Ir tada jis susidomi irgi. Ir mes toliau pradedam lipti. Jis padaro, aš padarau, mes kartu padarom. Būna taip, kad mes sustojam. Tada, jeigu mes neparuošiam demo versijos mūsų vokalistai Agnieškai, tada mes tiesiog jai išsiunčiam, kad jinai irgi padėtų mum kažką paspręsti būtent savo vokaliniam partijom. Tai kaip supratau, nėra vien tik tai tokia gitarinė muzika, bet mąstot iš karto ir apie vokalą, kurioje vietoje jis atsistoja, ne? Taip. Tarnauja dainai, taip sakant. Dažnai būna. Jo, tiesa. Nes gitaristai dažnai mėgsta perkraut savo šitus dalykus. Pas tave, kaip supratau, to nėra. Kažkada tai buvo, kada mokinausi visokių įvairių technikų. Ir vėliau, kai tiesiog pramokau girdėti dainą, galimai pradėjau mąstyti beveik visais pagrindiniais instrumentais. Aišku, pagrinde turi būti vokalas. Aš norėčiau, kad visada išlystų vokalas. Ir aš nežinau, kaip bus pas mus su laiku ir su ta kūryba, bet norisi siekti to, kad būtų graži arba labai įdomi arba eksperimentali vokalo melodija ir vokalo partija irgi tuo pačiu. Ir aišku, nebūna taip, kad visi instrumentai dainoje išduoda savo maksimumą. Reikia turėti balansą, reikia turėti kam duot praėjimą, praeit toliau, tarkim, toj vietoj, kuri skamba švariai. Tarkim, vokalas eina kaip lydas, o visa kita turi šiek tiek pasiduot tam,
kad būtų tokia harmonija. Per laiką ateina jau tokia praktika, ne? Turbūt arba su amžium. Iš pradžių naudoji viską, ką moki. O kaip realiai prasidėjo pas tave grojimas? Kada pradėjai groti? Kelių metų? Ar atsimeni? Ar tėvai nuo mažens mokė? Aš atsimenu, bet šiek tiek reikia prisiminti. Būtent gitarą pasiėmiau į rankas, būdamas 2 klasiai. Man buvo 8. Visai anksti. Kodėl būtent gitara? Nes tuo laiku buvau labai stipriai susidomėjęs į muzikinius instrumentus. Norėjau juos paliest, pačiupinėt, pabandyti pagrot. Ir pirmieji instrumentai, kuriuos aš pamačiau savo gyvenime, buvo, aišku, fortepijonas, nes fortepijonas mūsų namuose vis atstovėjo, visose namuose. Ar tu iš muzikantų šeimos? Taip. Mano tėvas buvo iš pradžių tubistas, jis grojo orkestre, paskui užbaigė tą karjerą, perėjo į popierius ir labiau verslo karjerą. Užaugai tarp muzikantų. Taip. Fortepijonas, ar tave mokė nuo pat mažens groti? Jo, nuo 4 metų pradėjau mokintis grot fortepijono, o iki to tiesiog klausydavausi Mozarto ir įvairių klasikinių kūrinių. Mano mama yra operos dainininkė. Ir dėl to, kad vaikystėje dažnai labai teko būti įvairiuose simfoniniuose orkestruose, būtent jų koncertuose, arba styginių orkestrų koncertai. Taip pat mano mama dainuodavo su orkestrais. Ir visą tai mačiau ir tiesiog norėjosi pačiupinėti visus instrumentus. Galų gale, kada praeidavo koncertas, visi išeidavo muzikantai ir aš nespėdavau užeiti užkulisius. O kodėl aš turėjau galimybę, nes tėvas organizuodavo tos koncertus. Ir nuo to pas mane atgimė tasai noras išbandyti viską. Ir pirmas, kas šovė į galvą, buvo gitara. Tiksliai nepamenu kodėl, bet paprašiau kalėdų senelio dovanų. Šiaip labai keista, žinai, simfoniniuose orkestruose ta gitara mažiausiai figūruoja. Mažiausiai, bet aš pamenu, kad aš mačiau stygas. Aš norėjau būtent prisiliesti prie stygų. Ir parašiau laišką, kalėdų progai turėjau gitarą klasikinę Admira. Ir jinai prastovėjo 1 metus namuose, aš tiesiog ją kartais liesdavau. O su laiku mano mama rado man mokytoją ir aš vaikščiodavau pas jį apie 2 metus. Buvo visiškai neįdomu. Ko mokytis gerą? Išmokau C-dur gamą, keletą akordų pagrindinio ir skaitimo iš natų, netabų, šiek tiek. Visai naudinga. Tuo metu. Taip, bet paskui parėjo vasara, po 2 metų užsiėmimų ir aš tiesiog neatėjau po vasaros pas savo mokytoją į eilinę pamoką. Ir viskas užsibaigė mano pirmasis kelias muzikiniais. Pirmas užėjimas ant gitaros? Taip. Jo. Ir kaip teko, kaip sugrįžai? Sugrįžau pro YouTube sugrįžau. Ar užkabino kažkokias jau kitokią muziką? Būtent taip. Pamenu kažkokį vakarą, būdamas 7 arba 6 klasiai, man buvo 12-13, pasižiūrėjau kažkokius muzikinius video ir pamačiau grupę afroamerikiečių grojančių New York'e. Tiesiog gatvėse. Jiem buvo po 11 ar 12 metų ir jie taškė tiesiog metalą. Žostką metalą. Ir aš pamenu tą garsą, pamenu pas gitaristą / vokalistą buvo ampas Line 6. Dabar tai yra labai blogas garsas, aš pamenu, pasižiūrėjau dar kartą, bet tuo metu aš pajutau labai stiprią energiją ir aš nesu girdėjęs tuo metu tokios muzikos. Matyt, ne ampė esmė buvo būtent energijai, pačioj muzikoje.
Taip, būtent kaip jie tą darė. Mhm. Būtent kaip jie judėjo, kaip jie, maži vaikai, kurie tuo metu buvo jaunesni, kada aš žiūrėjau tos video, aišku, jie šiek tiek vyresni, metais 5 galimai. Tai yra grupė Unlocking the Truth. Jie buvo populiaresni kažkurio laiku, netgi buvo pasirašę kontraktą su Sony, bet galų gale nematau jų. Viskas, jaučiu, pasibaigė aistra. Vat. Ir aš jiem pradėjau pavydėti, nes kodėl aš taip negaliu. Ir kažkaip pradėjau mąstyti, kaipgi man geriau padaryti ir greičiau išmokti to sugebėjimo. Turėjau klasikinę gitarą ir pradėjau žiūrinėti playlistą savo muzikos, kurią klausiau tuo metu. Aišku, tai buvo popsas pagrinde, ten techno, kažkas tokio, Afrojack, pamenu, labai daug klausiausi, Skrillexas. Ir supratau, kad reikia pabandyti išmokti dainą, kurią aš mėgstu klausyti, kuri man patinka. Tuo metu buvo vienintelė instrumentinė daina mano playliste, aišku, ir su vokalu, bet Smells Like Teen Spirit. Ir pradėjau mokintis. Pradėjau mokintis power chordus, vaikščiodavau po music shopus Vilniuje, Tamsta, Milgreta, kas ten dar yra pas mus. Buvo kažkiek mažesnė parduotuvė, 6 stygos. Kaip su tos Smells Like Teen Spirit nebuvo sudėtinga, ten, žinai, ritmika tokia nėra tiesiai paprasta. Iš pradžių buvo sudėtinga. Negalėjau užmutinti pirmų 3 stygų. Ypatingai, kai su klasikinė mokais, ten, žinai, pirštai stačiai eina. Tiesa, daugiau jėgos. Tas perėjimas mąstymo kitaip grot truko šiek tiek. Truko ir pamenu laikotarpį, kokias 2 savaitės tikriausiai, kada... Ilgiausiai. Turbūt. Kada aš negalėjau suprasti, kodėl rokas, metalas ir įvairūs tokio tipo žanrai skamba beveik vienodai. Aš negalėjau suprasti, kamegi visgi tas reikalas sėdė ir tai buvo power chordai. To nežinojau, o kada pradėjau grot ir mokintis Smells Like Teen Spirit dainos, gavau paaiškinimą. Ar dabar daug kuri power akordais, ar stengiasi bėgti nuo tų šaknų? Nes jau pastebėjau, ką groja, tai net nepastebėjau, kad būtų tokį lygaus power akordą. Tiesa, galimai dėl to, kad nusibodo. Iš pradžių, o paskui, kai pradėjau lysti kūrybą, šiaip aš grojau dropę. Pagrinde. Čia mano mėgstamiausias derinimas, grojau drop C ir dariau įvairius sekstinio pobūdžio akordus. Gal nusiderinsiu, parodysiu. Jau pripratau prie standarto, pradedu grot standartį, nes gitara le standartė. Jo. Tiksliai. Dabar nepagrosiu taip, kaip reikia, nes 3 styga irgi nedėra kaip reikia. Okay. Bet daugiau naudojau įdomesnių intervalų. Pagrindė sekstas, kaip ir sakiau. Aišku, dar maišau su tercijom. Ir man labai patinka tokia tragiška, melancholiška, agresyvi intonacija, jeigu taip galima pavadinti. Grįžom atgal. Iš tiesų, kažkurio momentu metalo muzika išlipo iš kvintų akordų ir perėjo prie visai kitų skambesių. Net nepasakysiu, kada tai vyko. Aš manau, senokai. Ypač su metalkoro atsiradimais. Taip. Dėl drop derinimo, kaip aš galiu suprast. Jo. Dar pagalvojau apie nu metal, net viskas powerė, žinai. Plius minus.
Tikriausiai. Ja, Tikriausiai. Ja. Kornus groju, viskas power akordais. Tas pats. Jo, aišku, priklauso nuo kolektyvų. Kolektyvai visi kūrė skirtingai ir... Taip. Žiūrėjau, pas tave jau power akordai dingė. Kalbėjai apie sekstinų intervalus, terciją, žodžiu, muzikos teorija nėra kažkoks tai svetimas dalykas, ne? Bet kaip supratau, muzikos mokykloje, tokiai tiesiog mokykloje nesimoky. Mokiausi. Mokys? Taip. Aha. Mokiausi... Kokiu instrumentu? Fortepijono. Aha. Mokiausi Ąžuoliuke. Vilniaus muzikos mokykloje. Taip pat ir chore dainavau. Tai čia visas ir solfedis, ir muzikos teorija įsiskaito, ne? Pagrindė taip. Aha. Taip. Aišku, nebuvo įdomu ir nemokinausi to tada. Aha. O, žodžiu, viskas, kas su gitara, tikriausiai ne iš Ąžuoliuko įsivaizduoju atsiranda. Ne. Aš esu savo mokslis, jeigu taip galima Gitaros pavadinti. klausimai, ne? Gitaros klausimai, jo. Taip pat ir kūrybos. Bet visas pagrindas muzikinis vis tiek iš jaunystės ateina ir tu, kaip suprantu, tai sujungi tuos du pasaulius. Taip, tiesa. Supratimą taip, bet ar aš mąstau taip per kūrybos procesą? Ne. Aš visgi mėgstu išgirsti, ką aš... ir suprasti, ką aš girdžiu. Ir bandyti tiesiog arba pratesti, arba kažkaip apibendrinti visą tą reikalą ir tiesiog užsirašyti, padaryti iš to kūrinį. Ir... Bet mąstai natomis, ką groju, kai tonacijų esi? Tonacija taip, bet aš jaučiu skirtumą tarp tonacijų. Aha. Tarkim, kada yra įvairaus pobūdžio funkcijos, tarkim, drop C, jie skamba vienaip, o pustonių žemiau jie turi šiek tiek kitokios vibracijos, taip sakant. Ir dėl to, kad yra kontrastas ir tai klausosi šiek tiek kitaip, įdomiau. Jeigu paimtum tą patį kūrinį ir tiesiog pakeiti ten tonaciją, pažeminį, paaukštinį ir jauti, kad tas kūrinys kažkaip pakito kokybiškai? Ar tai tiesiog... Nemanau, ar tai liečia kokybę, bet... tai galėtų tiesiog atitikti labiau. Būtent tą tonaciją atitikti ypač ten, nežinau, kažkokio sunkesnio pobūdžio gabalui, agresyvesniam, tarkim. Kartais kuo žemiau, to geriau. Okay. Bet ne visada, aišku. Bet aš pradėjau tiesiog su laiku jausti tą skirtumą. Tuo pačiu irgi atgimsta susidomėjimas. O dabar kalbėjai ten apie kartais kurie agresyviau, kartais melancholiškiau, ne? Kaip tas perteikimas, tos emocijos įvyksta? Nu, pavyzdžiui, agresyvesnis kūrinys, ne? Apie ką iš karto tavo mintis vyk? Nu, gal kažkoks akordas, grosi ant žemesnių stygų. Kaip mąstai, turi agresyvę emociją, ne? Metalų kūrinys, intensyvus. Kur tavo pirmoji mintis? Nu, dabar to kūrinį reiktų sugroti, ne? Atsisuki garsą, ką darai? Dažniausiai viskas vyksta pro džemą. Pagrinde, pas mane būtent taip rašosi gabalai, aš tiesiog maloniai pagroju, aš išgroju... Nemąstydamas, žodžiu, pradėjau. Jo, būtent taip. Ir kartais tiesiog netyčia girdžiu kažkokius tonus, girdžiu melodiją arba funkcijas akordinės. Arba būtent kažkokią specifinę dainos dalį, kurią tiesiog aš suprantu, kur ją reikia įdėti. Ir pro tą tiesiog bandau pratęst gabalą. Čia dažniausiai. O šiaip, jeigu taip tiesiai iš emocijos, arba po kokio gero pasivaikščiojimo po miestą, arba vėl kažkokio įvykio, kažkokiam laikui praeinant, trumpesniam aišku, tiesiog toje emocijoje atsisėdi pagrot ir kažkas atgimsta. Bet, būtent tai, ką girdė. Bet ar tau mintyse kažkas skamba ir tu pradedi ieškoti, ar tu tiesiog leidi savo rankom judėti ir klausaisi, kol išgirsi tai, kas patinka? Būna ir taip. Aišku, su grifo žinojimo pagalba ir supratimu, kur koks akordas, kaip skamba, gaunasi tą padaryti greičiau. Jau tokios kaip muzikos ten teorijos, koks akordas ar formos jau seniausiai padėta į šoną, jau šitas natūralu ir
Taip. Taip. Teorija, kuriant gabalą, nemastau. Okay. Ne. Aš mastau klausą. Jūs stengiasi viską girdėti. Aišku, yra tos ribos teorijos. Ten tempas, metras, tonacija, ar viskas dera ar nedera, ar teisingai sugrota, ar geriau kažkur ten paakcentuoti arba kitur. Būna, kad specialiai stengiasi daryti kitaip, negu reiktų. Aritmijas kokias įvest. Taip, būna. Yra ir tokių demkių. Guli kompiuterį. Kol kas guli kompiuterį. viskas demo failuose. Jo. Turiu kitą klausimą, ne apie kūrybą. Okay. Kodėl įvaizdis tavo toksai? Kodėl slėpiesi po kaukę? Kaip kilo tokia mintis? Visad norėjau įvaizdžio. Turbūt nuo to laiko, kai supratau, kad mėgstu muziką, mėgstu išeiti į sceną, bet nemaloniai jaučiuos atvirų veidų būdamas. Galimai negaliu įveikti tai, ką norėčiau veikti būdamas ant scenos. Ir man patinka mano įvaizdis. Jame yra istorija. Ir yra intriga. Kokia istorija slepiasi po tavo Jaga įvaizdžiu? Pradžioje mano metal kelio ir mano šeima, ir mano pažįstami negalėjo suprast, kas tai yra. Ir galimai jiem kilo klausimai, kas tai per pasaulis. Dažniausiai kildavo tasai dažnas stereotipas, kad tai yra narkotikai, alko, satanizmas ir viskas, kas yra juoda. Bet šiais laikais nėra taip. Ir tuo metu aš buvau labiau susidomėjęs muziką ir kūrybą ir norėjau gauti labai daug malonumo iš to, ką aš sukuriu. Galimai norėjau teikti kažkokias emocijas žmonėm, kažkokį galimai įspūdį taip pat. Gal kažkas norėtų padaryti taip pat. Gal kažkam galėčiau patverti, nežinau, duris į kitą kelią įdomesnį, duoti atsakymą. Ir tuo metu aš norėjau parodyti, kai tai yra iš tikrųjų savo šeimai, savo draugams, būtent tais momentais, kada mes kalbėdavom apie tai, arba kada jie klausdavo manęs, ką aš norėčiau veikti gyvenime, ką aš veikiu gyvenime. Ir aš tą dalyką atskyriau taip, kad aš esu paprastas, ne tamsaus pobūdžio, taip sakant, iš gyvenimo būdo žmogus, o muzika pagrinde yra juoda ir tamsi. Ir aš tiesiog norėjau parodyti, kaip tai yra ir leisti pereiti į tą pasaulį, kad sužinoti daugiau ir grįžti atgal. Ir einant šiek tiek į kitą istoriją, kuri taip pat susiję, tai yra pasaka. Tai yra pasaka apie Babą Jagą, kuri iš idėjos tiesiog degino vaikus ir siųsdavo jos į pragarą iš rojaus. Ir būtent taip aš buvau atskyręs tuos du pasaulius, rojus ir pragaras. Ir tiesiog tapau Jagą, pasidariau savo tą slapyvardį kaip tiltas tarp rojaus ir pragaro. Tam, kad nuvesti, parodyti ir galimai sugrįžti atgal. Vat. Tai yra mano įvaizdžio turbūt istorija arba tasai tikslas. Žodžiu, nepasilieki nei rojų, nei pragarę vaikštai. Jo, būtent taip. Čia, kad būtų įdomiau, šiaip nedažnai galvoju apie tai, bet tiek to. Dabar groji grupiai Black Spikes. Taip. Ir vien tik tai šitoj grupiai groji, taip? Taip. Kol kas taip. Jokių side projektų. Mačiau groji su Awakening Sun, kaip kviestinis.
Ar tai gali kažkada peraugti, kaip sakant, pereiti daugiau grupių, ar tai vėlgi kažkoks tai vienas tik tai projektukas ir... Aš nebūčiau prieš. Aha. Pažiūrėsim, nežinau. Nežinai, būna muzikantai, kaip čia pasakyti, prisirakina prie vienos grupės ir viskas. Sako, aš vienoje groju ir viskas, o kiti kaip tik ten per 16 projektų groja, aš. Okay. Ir nemato problemų, žinai. Ar tiesiog taip yra, kad tu groji vienoje grupėje, ar kaip tik manai, kad taip reikia groti? Aš esu iš tų, kuris teikia savo dėmesį vienam kolektyvui, kad ir vienai muzikai, taip sakant, kad atsiduot labiau į tą projektą ir tikėt, daryt, matyt perspektyvą, susidomėt, gauti kažkokį malonumą, o tarkim, kai vaikštai pastoviai pro grupės, tikriausiai to nėra. Yra labai daug įspūdžių, visko tiesiog yra per daug. Ir... Geriau susitelkt tokį, žinai, tunnel vision. Tikriausiai taip. Pažiūrėsim, kaip bus gyvenime, bet aš nesu prieš sudalyvaut belekur. Tai taip ir gavosi mano kolabas su Awakening Sun. Tarp kitko, čia buvo visai neseniai prieš kokias 2 savaitės, 3. Ir... Jie turavo po Baltijos šalis ir taip pat užsuko į Lenkiją. Tai kai jie buvo užsukę į Vilnių, į klubą Narautę, ten kaip tik ir joinau su jų daina Someone Else. Vat aš ir buvau tasai Someone Else. Jo. Aš tiesiog norėjau šiek tiek pakaifuot nuo muzikos, nes jie groja metalcore. Aš labai mėgstu metalcore ir aš pagrinde pradėjau rašyti būtent metalcore. Aš turėjau prieš tai irgi bendą, savo projektą, paskui galimai užliesim tą temą. Ir aš buvau parašęs prieš pusmetį, galimai biški daugiau, Pavilui, tai yra gitaristas Awakening Sunų, taip pat mixing, mastering produceris, geriausias Lietuvoje, eikit visi žinot kur, kiti, nieko daugiau nesakysiu, taip. Aš taip noriu, tiesiog. Taip norėjau pasakiau. Ir paklausiau, ar galėčiau joininti, pagrot, pakaifuot. Nes mes jau tuo metu buvom pažįstami, nes dirbom su praeita mano grupė ir taip pat dirbom su juo. Taip pat dirbom su Black Spikes. Man labai įdomus toksai... Ne tai, kad muzikos produkcijos, bet kaip čia pasakyti, muzikos biznis, verslo klausimas, žinai. Grupė Mantra, ne? Bandžiau aš jūsų ieškot, sėkmytės ieškant. Randu, bet kiek kitų grupių Mantra. Ar nebijai, kad panašiai gali būti ir su Jaga? Ir labai populiarus žodis. Ir sėkmės ieškant. Nors tiesą to, aišku, tave radau. Tai... Aš irgi save radau. Žiūrėjau. Pamenu, buvau čekinęs sąrašą, kiek tokių artistų yra, arba apskritai tas pavadinimas. Aš supratau, kad aš ir festą Lietuvoje turiu, arba jie mane turi. Taip. Jo, bet man nesvarbu. Man svarbiau, ką aš darau ir kaip aš atrodau galimai. O ne vardas. Laikas parodys, kas kils iš pradžių, girdint tą pravardę. Dar man tokia mintis buvo irgi, nes pažiūrėjau, kiek per projektų groji, iš esmės įvaizdis tavo kaip ir nekinta, ne? Tavo asmeninis įvaizdis nekinta, nors grupės skiriasi šiek tiek, nes visos sunkios muzikos, bet skiriasi ir man įdomi mintis tokia pasirodė net daug, tai aišku, sakai, groji vienoj grupėje, bet daug kas šiaip tai groja ne vienoj grupėje, ne? Ir kai seniau būdavo tos grupės, visi groja vienoj grupėje, didžiulė grupė, ne? Nėra ko lakstyti, netgi būtų keista, žinai, jei ten koks Axelis Rosas grotų dar kažkur tai, negu Guns N' Roses, ne? Taip. Bet, pavyzdžiui, tu irgi perėjai per grupės, išlaikai tą patį įvaizdį, tą patį kaip ir grojimą. Toks tarsi, sakyčiau, muzikoje pokytis vyksta.
ne grupė, žinai, brendo, bet vos ne kaip asmeninio brendo kūrimas ir Spotify pradėjai kelt savo asmeninę 3 dainas, man atrodo, radau, Jo, kurios visiškai kitokios negu, pavyzdžiui, Black Spikes'ose, ką grojate, ne? Bet viskas vis tiek yra jėga, ne? Tas pats įvaizdis, tas pats vaizdas. Tu tokį iš esmės kaip ir kuriesi savo asmeninį brandą, su kuriuo gali vaikščiot bet kur ir visur išlieki tas va ne grupės įvaizdis, bet kiekvieno nario asmeninis įvaizdis. Ar tokia mintis ir buvo, kad, žinai, tu visada esi, ar taip netyčia gavosi? įvaizdis buvo sukurtas, kai pradėjo augti mano pirma rimtesniųjų, taip sakant, grupių mantra. Ir Tai buvo prie grupės derintas įvaizdis? Ne. Tuo metu kaip tik ir buvau supratęs tai, kad aš būsiu asmeninis brandas. Tai jo, taip toliau ir keliauju. Tokia ir buvo mintis. Aš nemėgstu prisirišti ir kažkam kažkaip atitikt, laviruotis turbūt šio klausimo. Aš mėgstu būti su jumi. Asociacija, žinai, su kuo buvo? Su Limp Bizkitu gitaristu. Jo, yra panašumas yra tikriausiai. Yra Limp Bizkitai ir tada yra jų gitaristas, žinai. Jo, tiesa. Tai pas tave atrodo toksai va vibe, žinai. Yra grupė ir yra jėga. Tuo metu... Nors jisai grupėje, bet aiškiai žinai, kad tai yra vienas žmogus. Jo. Ar grupė taip ir jautiesi, kad esi tarsi atskira dalis, ar esate grupėje vis tiek kartu? Black Spikes'uose esam kartu. Su laiku aš matau, tai tas lygis keliasi ir man tai patinka. Okay. Nes mes dalyvaujam viename performance ir grojam tas pačias dainas visi kartu. Ir susiliejat galiausiai. Ir jo, man visgi patinka susiliejat. Okay. Tai pamiršau, norėjau grįžti į kažką. Apie Wesą Borlandą iš Limp Bizkito. Labai geras pavyzdys ir aš tiksliai negaliu prisiminti, ar aš turėjau iš to inspirationą, kurdamas savo įvaizdį, bet galimai aš turėjau iš šio inspirationą tiesiog įvaizdžiui. Kažkokiam kad tai būtų kažkas išskirtinė. Jo. Taip pat Slipknot. Labai geri įvaizdžiai, man labai patinka. Slipknot ilgai ir slėpė, periodų. Tas po kaukėm, ne? Jo. Ir pas tave bus face revealas po 10 metų? Nežinau. Žinai, kai Kisai ten buvo, ten nusiema kaukę su po apačia, vėl kaukė. Nežinau. Aš apie tai galvoju. Nusiemi kaukę, kitas įvaizdis taiga. Jo. Bet nežinau. Ateitis parodys, ne? Aš jaučiu, kad tas momentas tiesiog pareis. Ja. Su laiku. Rankose turi Solar gitarą. Taip. Esi Solar artistas, gitaristas. Ir šitą sužinojote, ne? Kaip tai nutiko? Arba aš ieškojau naujos gitaros iš modelio Solaro, arba aš norėjau parduoti gitarą. Jo, tikriausiai. Nepamenu, bet aš pradėjau susirašinėti su tokiu bičiuku Joel. Jisai yra coworkeris, nežinau, jisai dirba Solaruose. Ir aš jam buvau rašęs dėl kažkokios priežasties, nepamenu tiksliai, kas buvo. Ir jis man tiesiog pasiūlė savo oferį su -3% ir galų gale jis man įmetė kontraktą pasirašyti. Ir aš iš pradžių nenorėjau, nes tolko netiek daug. O tu kažkam įsipareigojai to kontraktą? Aišku, kontraktas toksai nelabai jau ir svarbus, bet jo, aš šiaip neturėčiau groti kitom gitarom. Čia vienintelis turbūt dalykas, bet man ir nereikia. Aš mėgstu savo gitarą ir aš groju tik tais ją. Okay. Ir
aš turbūt nemėgstu kitų gitarų ir man jau neįdomu, kaip jaučiasi kita gitara, nes su laiku išbandant kitus instrumentus tiesiog gaunu mažiau malonumo ir tuo labiau atsistumiu nuo gitaros apskritai kaip veiklos. Ir man norisi gauti kažkokių pozityvių emocijų iš grojimo, būtent su atradai savo instrumentu. Ir viskas. Taip, jo. Tai supratau, kad reikia pasirašyti, galimai tiesiog lipsiu į tą community, pliusai pas mane yra kokie, aš galiu paprašyti papostint kažkokį vidosą arba padaryti postą jų page. Jie turi daug visokių neblogų subscriberių ir... Čia kaip gera reklama? Jo. Dar plius gaunu tram arba kiam procentų nuolaidą. Gitarom. 3 gitarom į metus. Jo. Bet man maksimum reikia baritono. Vat. Ar tu į koncertus vežėsi vieną gitarą, ar turi krūvas ir keiti? Kaip ten pas tave veikia? Vieną. Mes grojam vienu derinimu. Planuojam pereiti į drop G. 6 styga tonų žemiau. Ai, toksai kaip drop D būtų, ne? Kaip drop D, pas tai standartas. Pas tai standartinis derinimas. Dabar standartinis. Taip, le standart. Tai galimai prireiks baritono. Jeigu ne, tai bandysiu kažkaip ieškoti sprendimų su stygom. Kodėl tiesiog ne 7 stygė? Kaip? Kodėl tiesiog ne 7 stygė ar 8 stygė? Nepatinka. Pas mane mažos rankos. Man nepatogu. Okay. Ir aš mokinausi su 6 stygė, tai jeigu anksčiau pradėčiau groti su 7 stygė, gal būtų šiek tiek patogiau. Aišku, galiu groti su 7 stygė, bet nepraktiška. Namuose, kada patogiai sėdi, nesijaudini, įmanoma neblogai pagrot, bet kai tu jau ant scenos į prioritetą pareina tokie dalykai kaip ten judesiai, jaudulys, išgrojimas viską kokybiškai, bent jau pasistengt gerai išgrot. Ir tu jau nelabai galvoji apie ar patogu tau ar ne. Tai galimai tau tiesiog automatiškai gali tapti nepatogu. Dėl to, kad nėra didelio įpročio būtent prie tos gitaros. Ar ant scenos jauti jaudulį vis dar? Visada. Visada? Jo. Prieš išeinant arba dieną prieš koncertą ir grojant pirmą dainą. Paskui, kada pirma daina suveikia kaip apšilimas, jau dažniausiai gero. Patenku į sapną. Jo, grojant geriausiai yra neatsibust, iš tiesų. Nepradėt mąstyt, ką groji. Šiaip mąstau. Mastai? Mąstau. Ne visada, nėra tos bet... automatikos. Ar yra, bet... Yra, bet aš pamastau apie tai vis tiek. Ypač svarbesnės vietas, kur tikrai reikia nesufeilint. Tarkim, ten koks nors šuoliukas didelis į viršutinės natas. Ten jau tiesiog bandau skirti daugiau dėmesio. Tai galvo, kaip reikia gerai groti, pradėti mąstyti. Faktas ir rekomenduoju visiems mąstyti ir fiziškai tuo pačiu žiūrinėt, kodėl būtent taip skamba, kodėl purvina, kodėl labai švaru, kokios yra priežastis. Ar tu save įsirašinėjai ir klausaisi va tokius dalykus, ar begrodamas bandai pastebėti, žinai, ar švariai groji? Dabar tas supratimas tiesiog parėjo su laiku, bet... O kaip jis pas tai atėjo? Kažkaip automatiškai, turbūt pobūdis toksai mano. Begrojant, ne? Jo, svarbiem dalykam gyvenimo tiesiog daugiau dėmesio skirt ir perfekcionistiškai žiūrėti tą. Aišku, muzikos kūryboje perfekcionizmas dažniausiai gadina viską, bet aš turiu tą ribą. Aš suprantu,
kada reikia atiduoti dainą, jai išeiti, iškeliauti į pasaulį. Ir nebekur daugiau. Jo, man užtenka 80% gerumo turbūt dainoje, būtent mano klausai. Tiesiog 100% niekada nebus gerai tau. Niekada. Sako. Ta gumą galima tempti ilgai ir niekas neįvyks. Geriaugi pabaigtas projektas geras, negu tobulas, bet nebaigtas. Jo. Taip. Jo. Right. Čia irgi viskas iš jausmo būna, kai taip kuri. Ieškai garsų, ar galvoji, čia tokia gama, ar nevyksta mąstymas net ir sulekus kuriant melodijas gamomis ir... Nevyksta mąstymas. Ne. Viskas iš klausos, grinai. Ir man tiesiog norisi kažkokios eigos turbūt, arba aukščiau, arba žemiau. Taip, aišku, yra savo ten norimos funkcijos ir savo intervalai mėgstami ten, tipo natos. Ir tą tiesiog panaudoju. Tą naudoju ir iš to naudojimosi pradedu girdėti kažką galimai. Arba iš pradžių girdžiu. Įvairiai būna, ne visada vienodai. Esi dalyvavęs ir laimėjęs Lietuvos Guitar Day. Kaip tau ten įspūdžiai? Kas ten vyko geram? Tai buvo... Kokiu būdu laimėt Guitar Day? Receptas? Nežinau. Aš tikrai žinau, kad kritikai yra savotiški ir apskritai publika ten susirinko. Jo. Man tai įvyko netikėtai, nes nusiunčiau video, kaip aš groju iš kažkokio koncerto solo organizatoriams prieš 3 dienas turbūt iki konkurso. Jo, ir tiesiog pasakiau grupiai, pagrojam, visi sutiko, let's go, iš pradžių pagrojau savo solo ir mes toliau pagrojom vieną iš mūsų gabalų. Ir pamenu tą dieną, labai jaudinausi, nes priekį tiesiog mačiau pavadinimą konkursas. Man tai yra viskas. Ta prasme, labai sunku atsipalaiduoti. Aš suprantu, kad publika savotiška. Mes grojom kitą iš muzikos mokyklos atsiskaitimų, žinai? Iš karto mačiau tą, jo. Ir prisiminiau iš vaikystės, kaip grodavau fortepijonu per visokius muzikos mokyklos koncertus, arba tas pats egzaminas 8 klasiai. Ir jo, tiesiog visada baisu. Ir ypač tada, kai groji tik tai vieną dainą. Ir iš pradžių solo išeini dar pagrot. Startuoji nuo solo. Tai dar plus buvo daug žmonių, kurios tiesiog žinojau, kad matysiu ir sekančią dieną, ir dar visą gyvenimą tikriausiai. Tai buvo mano blogiausias pasirodymas turbūt gyvenime. Taip. Dėl to jaudulio? Dėl to jaudulio ir pats grojimas buvo labai toksai, nežinau, galima tai pavadinti nekokybiškas, bet tikriausiai gal žmonėm ir patiko. Turbūt žmonės rėkė, plojo, įspūdis buvo. Bet man asmeniškai buvo blogai. Labai stipriai, daug stresavau, bet pavyko paimti pirmą vietą, ir man padovanojo Fenderį, kurį aš paskui iškeičiau į Solarą. Jo, bet ne į šitą,
į kitą. Norėjau panaudoti jį drop G derinimui, bet scale length buvo per mažas. 2.5 ir 5 skaitau mažų scale'ų, reikia didesnio, tai aš ją dabar pardavinėjau. Bet Fenderiui tiesiog sunku grot, nežinau, man nepatinka garsas, nepatinka jausmas. Pakabinčiau ją, aišku, tiesiog ant sienos prisiminimui, jinai vis dar kaba tamstai, jo pardavinėja ją. Kartais pažiūriu, taip prisimenu tą laiką. Kai groji gyvuose pasirodymuose, ne? Ką naudoji savo garsui išgaut? Procesorius, ampas? Koks pas tave live rigas yra? Naudoju būtent šitą Solarą ir Quad Cortex procesorių. Tiek. Viskas garsas čia nais. Jo, tiesiai. Su laiku norėčiau įsigyti kokį nors kebą, kaip čia, ant scenos tiesiog pasistatyti, kad trankytų iš galo. Pūsto orą truputį, ne? Taip. Jo, bet kol kas ateičiai ruošiuos grot be in-ears sistemos, nes man labai nepatinka, kaip skamba. Ypač, kai nėra pastovaus sound inžinierio šalia, kuris tiesiog žino, kaip tau viską padaryti, arba jau yra padarytas setupas. Tai žinai, šiais laikais muzikantai patys per mobiliaką pasidaro. Jo, galima ir taip, bet būtent kokybė. Kokybė ten kiko, snairo, overheadų ir taip toliau nepatinka. Ir ypač tas jausmas, kad tu viską girdi tik tai ausinėse ir nėra erdvės. Tiesiog, tu kaip sapne. Jo. O jūs, pavyzdžiui, su Black Spikes'ais be playbacko grojat? Su playbacku. Biškai sudėtinga be ausinio, ne? Vis tiek metronomas eina. Eina, bet tam yra būgnai. Ai, būgnai tai metronomo girdi. Jo. Ai, tada lengviau truputį. Jis ir veda. Aišku, kiti irgi groja su in-earsais. Visiems patinka. Man nepatinka. Man patinka, kada prieki stovi Monikas ir aš jo daužo jo ir pajaust tą pulsą tokią, ne? Jo. Yra keletą dainų, kur tiesiog man reikia 4 padot ir aš įstoju. Ir gali grot. Tas taip. Paskutinis koncas neblogai. Visai neblogai. Jau artėjant prie malonumo, tarpusavį irgi džeminant. Tai dar kokie 3, nežinau, /5 koncai ir jau bus tiesiog malonu grot, jau visi žinosim kaip kas. Jau po truputį susižaidžiat ant scenos. Jo. Ir tai buvo mūsų 3 koncas. Kartu. Jo, dėja. Bet galimai bus daugiau. Ar vasarą festivaliai? Vasarą pagrosim vienam festivalį, tai jau tikrai. Bet pastebėjau, lietuviškai visas Black Spikes'us eina. Didžiąją dalimi, taip. Dainuojama. Taip. Jo. O į užsienį nebandot kažkur tai prasimušti? Ar Lietuvoje planas yra būti Lietuvos metalo grupė? Kokie planai į ateitį? Ar būt Lietuvos grupė, tai išspręs turbūt lietuviai. Bet daugiausia klausytų pareina iš užsienio. Jo, šiuo metu Brazilija, kiek žinau. Jo, bet... Varysit į Braziliją grot, ne? Gal. Džiugu iš tiesų, kai iš Lietuvos išeina į pasaulį, žinai. Jo. Nes jo, pas mus maža rinka, ypatingai tokiai muzikai. Faktas. Daug su metalo muzika Lietuvoje nenuveiksi, tenka plėstis savo rinką, žinai. Ar atsiras dainų angliškai ar portugališkai, jeigu į Braziliją? Portugališkai tikrai nedainuosim, nebent bus kažkokia ypatinga proga. Bet yra viena daina, All Is Taken, jinai angliška, bet vokalas neskamba taip įdomiai, palyginus su lietuviškais tekstais ir frazėmis, nes Agnieška
mėgsta kurti lietuviškai ir jinai gali daug įvairumo sugalvoti ir jaustis patogiau, būtent žinant, ką tu kuri, ką tu dainuoji. Ir aš tą palaikau ir tai labai gerai skamba. Okay. Jo, o žmonės parodo tik tai didesnį susidomėjimą. Kas čia per kalba, kodėl taip įdomiai klausosi. O šiaip reikia pripažinti, metalą žmonės klauso nesitikėdami girdėti žodžius. Tai yra taip pat faktas. Jo, buvo klausimų, koks yra tekstas, apie ką yra daina. Daug kas rašė, ypač su mūsų daina Imperatorė. Jinai mūsų istorijoje kol kas surinko daugiausiai. Sėkmingiausias kol kas, jo. Taip. Dabar YouTube'ai 100 kem 1 ar kem 2 tūkstančiai peržiūrų. Solidu. Užtenka tam, kad atsiverti ir eiti toliau. Jo. Nepaklausiu. Dėl festo neužbaigiau. Taip. Mes grosim Kilkim žaibų. Nice. Grosim Kilkim žaibų 22 dieną, tai bus sekmadienis, paskutinė festo diena, 15:30, jeigu neklystu. Arba 20. Kilkim žaibų pats tas festas. Taip. Praeitais metais ten grojom, pasirodymas nelabai patiko. Bet gavos kaip gavos. Tai turėjo įvykti. Dabar bus geriau? Galimai bus geriau. Super. Laukiam. Laukiam, labai laukiam. Stipriai. Ar mėgstat dovanas? Taip. Gerai. Aš noriu padovanot, jeigu jau tokia proga, šiandien mes čia labai gražiai bendraujam ir lėtai, nes aš taip kalbu. Noriu padovanot savo vardinį piką prisiminimui. Tai yra mano simbolis, aš nežinau, ar reikia priartinti ar kažkaip parodyti. Bet labai ačiū, kad pakvietėt. Nice. Galit grot, galit negrot su juo. Visai patogus, atrodo toksai. Tai yra Jazz 3 forma. Šiek tiek su didesniais groju, bet patogu. Atrodo, į ranką visai gerai. Ar pats ir groji su tokiais? Kartais paimu, bet labiau groju su Ultex. Didesnius truputį. Dunlop Sharp 2 mm. Jo. Ar dėl dydžio? Dėl dydžio, jo. Norisi rankai pajausti, ne? Nereikia tiek daug stengtis, būtent pikinant ir downstrokinant. Ir apskritai grojant ritmą. Dar vieną klausimėlį galima? Taip. Kas čia per mygtukas? Kodėl? Ar dažnai naudoja? Čia yra kill switchas, taip? Čia yra kill switchas ir jis dar daro fokusą. Jisai dar šviečia. Jo, čia tokia kvaila idėja buvo, norėjau tiesiog išsibandyti kill switchą ir dėl to, kad nesinaudoju tonų, tai įdėjau čia kill switchą. Ir kartais jungiu dėl dizaino, dėl šviesos tiesiog įjungiu. O šiaip naudoji dažnai? Ne, bet galiu panaudoti. Tokiais žaidimais ir viskas pasibaigė dažniausiai daugiau neįdomu. Į dainas neįdėdė, ne? Ne. Okay. Aš pagrindę naudoju tik tai volumą, nes visada yra įprotis užsisukti. Visada naudoju. Tai nežinau. Dėl tono man jau tada labiau patinka pozicijos tarp Fishman nuėmėjų. Tiesiog jau įvairūs tonai, kurie tiesiog gražiau skamba negu patį toną mutint čia. Tai va, pas mane šiaip yra 10 pozicijų. Tai 5 aktyvios pozicijos, tai vadinamos. Čia bridžas, čia tas antras, kur singlas, čia du dabar veikia, čia singlas nekinio ir humbuckeris nekinio. Tai taip pat yra ir pasyvus. Kaip šitas daiktas vadinasi, vis pamirštu. Volume knobas? Jo. Push pull, ar kaip jis, push pullas, jo. Tai šitas tonas tiesiog yra labiau perkusyvesnis, toksai skaidrus.
tarkim, palyginant aktyvų. Išgirskim skirtumą. Ir pasyvus. Nežinau, atrodo skaidresnis pasyvus. Šiek tiek skaidresnis, jo. Aišku, skiriasi iš tiesų. ant žemų ir ant storų stygų nelabai jaučiasi. Jo, bet jaučiasi, jeigu ilgai groja. Kalbėjom apie tavo live rigą. O kaip tu įrašinėjai? Per tą patį Quad Cortexą ar ampą naudoji? Žiūrint, kokią toną ieškau, jeigu, tarkim, pas mane ant gitaros uždėtos storesnės stygos, kur tonas pritaikytas labiau iš Cortexo, tiesiog live seto, live rigo. Tai tą patį tiesiog ir viskas, ne? Pajungiu Cortexą. Šiaip patogiau MacBookas, gitara, laidas, Scarlettas ir speakeriai kokie nors, arba tai ausinės, arba monitoriai. Tai tiek. Pats įrašinėjai gitarą? Ar eini į studiją? Pats viską. Jo. Įrašams išsiunčiam tiesiog DI trekus. Jo. Pavelui. Vat, ir tiek. Ok. Pluginus naudoju Neural DSP dažniausiai. Pagrindinis yra Soldano. Koksai? Soldano. Okay. Yra toksai ampas, labai brangus, jis ten apie 5K kainuoja turbūt. Bet yra pluginas už 105, tikriausiai. Here we go. Nepamenu. Kartais siunčia žmonės nemokamai įvairius pasibandyti. Bet vis tiek grįžtų prie Soldano. Neseniai siuntė Mixwave, gitaristo iš Spiritboxo. Mike, nepamenu pavardės. Jo, pasibandžiau, gražiai skamba, bet reiktų priprast ir ne taip organiškai turbūt, nežinau, ne taip maloniai jaučiasi. Jo, labiau sintetiškas toksai jausmas atsiranda, negu ten grojant su Soldano. Ok. Jo. Kas dar? Buvo klausimas, kur mokiausi. Tai Ąžuoliuke ir dar konservatoriją. Kokioj? Dar baigiau konservatoriją. Vilniaus Juozo Tallat Kelpšos. Aha. Vat. Ten mokiausi džiazo, dėja, bet kažkiek išmokau. Bet čia fortepijon, taip? Ne, gitara. Ten įstojau į gitarą, bet prieš tai buvau sakęs, kad esu savo mokslis. Taip ir yra, nes viską, ką buvau išmokęs, tai buvo tiesiog sėdint namuose prie kompo, žiūrint YouTube'ą, bet konservatorijoje reikėjo tiesiog groti dar papildomai džiazo akordus ir melodijas, kurias neužtruko ilgai. Ar tas džiazo mokslas kažkaip tai persiduoda dabar į metalą? Ne. Aš nekenčiu džiazo. Mano ausis nemėgsta džiazo. Aš nesuprantu tos emocijos. Mano emocija yra, kai ant tavo akių nužudo tavo motina ir tu eini keršyt arba tiesiog eini į karą vien tik su kirviu. Ir tai yra tavo paskutinis kelias. Ir būtent turbūt tokia mano yra emocija. Būtent pagrindinė ir turbūt stipriausia emocija, kurios aš noriu iš metalo muzikos. Ir jinai man duoda tai. Jo. O džiazas, man atrodo, laisvesnis. Laisvesnis žmonėm, kurie arba turi kažkokią pastovią rutiną, arba bando šiek tiek atsipalaiduot, arba bando kažką atrast, arba yra tiesiog linksmi žmonės. Vat. Tau nereikia taikaus gyvenimo. You need problems all the time, ne?
Problemų nemėgstu, aišku, jos pasitaiko, bet viduje vis tiek turbūt tai yra mano šeimos toksai pobūdis. Visada pagalvoti apie praeitį, pagalvoti apie dabartinę situaciją ir toksai tragiškas pobūdis. Visada. Ir tai mums patinka, turbūt. Taip ir kuri? Taip ir kuriu. Jo. Gal kokiu džamu pabaigtume? Džamu? Džam. Pabandom. Aš noriu labai pagrot su clean tonu. Kaip? Su švarių tonu. Okay. Bet aš grosiu akordus, aš nenoriu improvizuoti. Okay. Aš šiandien nenoriu. Gerai, pažiūrim, kaip... Ar tu kursi? Aš... Parodė, kaip atrodo tavo kūryba ant clean tono. Ok, pabandom. Dažniausiai aš tiesiog pradedu žemint, kaip ir sakiau. Tai... Tarkim, dabar sukūriau naują eigą, tik ką. Sugalvojau, kaip ją pradėti, sugalvojau, kaip ją užbaigti ir pakartojau 2 kartus. Tik ką sukurtas motyvas. Tai pro tokį būdą ir kūriama viskas yra. Tarkim, po šitas funkcijas dedam kokią nors melodiją. Hebrai į demuškę ar pats dabaigtum dainą? Būtent šitą... Jinai man nelabai patinka, jinai turi tokio country pobūdžio, tai nemanau, kas nori timkit. Bet, tarkim, rastum tai, kas tau patinka, ne? Ar pats tikrai, jo. Pats išbaiginėtum dainą, ne? Jo. Jo. Pats galėčiau užbaigti. Aišku, ne visada pavyksta pilnai parašyti dainą ir neturiu tokio didelio susidomėjimo daryti tai be... žmonių, su kuriais malonu tą daryti. Tai, tarkim, labiau smagiau komandoje, ne? Kaip? Smagiau komandoje dirbti, sakau tau. Smagiau. Ir smagiau, ir gal kai kuriais momentais ir blogiau, nes sustojam, kankinamės labai daug. Kur vieną savo nuspręstume ir viskas. Galimai. Reikia tiesiog suprasti, kad turi būti kompromisas ir tai yra ne vien tik tavo muzika. Ir tai, kad tau nepatinka, nereiškia, kad kitiem irgi nepatiks ir reikia jau sustot tą ligą sirgt. Ir aišku, pareina tokie momentai, kada tu akivaizdžiai labai supranti, kad būtent ta dalis turi įsėsti ten, neturi būti kitos dalies. Labai retai būna, bet reiktų nebijot, tiesiog duoti erdvės ir kitiems žmonėms, ypač jeigu tu iš anksto jau su jais rašai. Tiesiog įdomiau, nes kitaip istorija eina. Kitas bendravimas, kažkokie kiti ryšiai atsiranda. Gal istoriškai tiesiog mes tampam stipresnių galbūt kolektyvų, kuris yra komanda. Būtent komanda, o ne kiekvienas savo atskirai. Būna ir tokio. Bet man labiau patinka dirbti... Žodžiu, komandinį žaidimą mėgsta žaisti. Jo, taip. Ačiū tau, kad atėjai. Ačiū, kad pakvietėt. Buvo labai smagus pokalbis. Taip. Sakome ate.